nuo to laiko, kai suvokiau, koks svarbus tas moteriškumas moters gyvenime, iš tikrųjų toks jausmas, kad buvau labai save nuskriaudusi be to, kad kažkokią savo sielos dalį buvau uždariusi ir tiesiog neturėjau didelio resurso. Ir dabar atrasdama šitą, atskleisdama savo tą moterišką prigimtį, atskleisdama savo, kiek daug aš galiu ir atrasdama moterų draugystę, tą negyvatišką, nestervišką tą, kur moteris moteriai, žinai, konkurentė, o moteris moteriai draugė, aš atrandu kažkokius aukso klodus, kurios visą laiką turėjau. Žinai, kai būna, turi kokį nors paveikslą, jisai tau ant sienos kabo, ten močiutės iš prosenelio atėjęs ir tu visą laiką galvoji, kas čia per nesąmonė, 3 avys ir kas nors, ir paaiškėjo, kad tenais koks nors Monė kūrinys, kuris kainuoja milijonus. Tai aš taip panašiai jaučiuosi, kur visą laiką galvojau, kas tas moteriškumas. Ir prieš kokius, nežinau, 6 metus manęs būtų paklausę, kas tas moteriškumas, būčiau sakęs visiškai nesąmonė. Reikia varyti kaip vyriškam pasauliui, reikia išgyventi, reikia kovoti, čia visi šitie moteriškumai, tai ką aš čia prie keptuvių nesėdėsiu. Pasirodo, moteriškumas ne tik tai virtuvė, ne tik tai kotletai. Moteriškumas daug daugiau ir lygiai taip pat galima eiti per gyvenimą, tik tai jau nebe vyriškai, o gražiai, moteriškai, banguojant. Tai va šitam retryte šitą atrandu kiekvieną kartą. Ir vis naujais rakursais, naujais skoniais, naujais prieskoniais, naujom spalvom.